Nors mano smiltai dar tik vieni, tačiau jau dabar kartais stebiuosi jos užsispyrimu ir atkaklumu. Panašu, kad mamai, kuri kreipiasi į mus, ši problema dar aktualesnė. Pasižiūrėkite ir galbūt pasinaudosite gerais patarimais. Ožiukai. Kokie žinomi tėveliams šie gyvūnėliai. Jie aplanko kone kiekvieną vaiką. Ir juos išvaikyti reikia ne tik kantrybės ir išmonės, bet ir visos šeimynos susivienijimo. Taigi, kaip kovoti su ožiukais, kurie kartas nuo karto aplanko vaikus? Tėvų didžiausia klaida yra kovoti su vaiku. Kaip nekovoti jau yra menas. Kovoti tai reiškia, kad parodyti, kad aš čia valdau, aš čia kontroliuoju ir aš čia nurodinėjau taisyklės. Tai mes galinėjamės su vaiku. Ir tas, kuris nugalėtas kovoj, niekada nejaučia, kad kaip ačiū, kaip gerai, mane nugalėjo, tai dabar aš jau ramiai miegosiu savo lovytėj, nes jisai nori atsiteisti. Turi kažkaip ištverti, nepasiduoti kovai, išlaikyti orumą ir nepažeminti. Į mūsų laidą kreipėsi mama Rima. Patricijai jau metukai ir 2 mėnesiai. Nuo kūdikystės, kaip pati mama sako, Patricija buvo neramus vaikas. Na, o pastaruoju metu tikra ožkytė. Nežinau, ką daryti, dėl to kreipiamės į jūsų laidą, gal profesionalus psichologai galės pasakyti, ką daryti, ar taip čia yra normalu, ar išaugs vaikas, ar reikia kažką daryti, ar tiesiog palikti viską savoje tėkmėje. Reikia pasikeisti sauskelnes, tai jeigu jinai tuo metu yra nenuotaikoje, tai tu joje nepakeisi, turi ją neštis, tada jinai krenta, griūna, daužo galvą, tokia visa kaip guminė, nei už pažastų nepaimsi niekur. Vaikui graužia, jisai netrukus pats paprašys, jam labai svarbu pačiam savo gyvenime priimti sprendimus, kodėl nepasitraukus apskritai nuo nurodinėjimo, kada turi būti keičiamas pampersas. Tarkim, kitas atvejis valgymas irgi, jeigu parodo, kad eitum virt košę, išverdi tą košę, nepatinka kaip eita košė atrodo, nevalgo, vėl tave veda į virtuvę rodyti ir vėl verkia, bliauna, kojom spardosi ir visaip kitaip bando parodyti savo nepasitenkinimą. Geriausiai, kad mama nepyktų, būtų netgi šalia erdvėje, matymo erdvėje ir ką nors ramiai sakytų, kad kad šiandien, pavyzdžiui, pietum nieko kito neturim, tik tą ryžių košę. Ir kartotų tą savo užsikirtusią tokią plokštelę laiks nuo laiko, ramiu balsu, su meile, vaikas šiek tiek, kaip ir apsiduktų tojame pykti, aišku, yra nemalonu, kai tas pasaulis pradeda neklausyti tavęs ir kiša tą košę, kai norisi kažko kito. Bet kai jau ta audra nuslūksta ir vaikas mato suaugusio palaikymą, kas iš tikrųjų labai svarbu yra, nurimsta vidinis nerimas,